Ok, šiandien su šitu ar su šitu. Kadangi penktadienis, manau, kad važiuojam su Selika. Na, šiaip tikroji priežastis, dėl ko mes važiuojam su Selika, tai važiuoju dabar diagnostiką padaryti, kad ir penktadienis, jau po darbo valandų, bet važiuoju pas draugą pasidaryti diagnostiką, nes jau kurį laiką čekas dega po sutrukčiojimo, tai kaip ir misfire'as turbūt buvo kažkoks. Tai vat, važiuojam pasidaryti dabar diagnostiką ir išsiaiškinti, kas ten yra. Padarysim biškį protingiau su Cambry'ku. Manau. Bet va, radom problemą greitai, pakankamai. Tai va, žodžiu, iš Selikos eigos. Jau matot, kad sutemos, taip iki Taurano ir nenulėkėm. Esmė tokia, kad susitvarkėm čeko problemą, buvo nuplyšęs laidas, tai laidą susilitavom, kaip matėt, viskas ok, nuo fiškės buvo atšokęs. Bet ten buvo kur kas daugiau reikalų paskiau, kai pradėjom gilintis į diagnostiką, tai truputį užtrukom ir prie Taurano turbūt važiuosim rytoj, bet su kitu reikalu negu prie Taurano dirbti. Reikia susitvarkyti garažą, kadangi nieko nepaslaptis, kad poliruot pradėjau ir reikia susitvarkyti garažą, nes klientas atveža automobilį. Tai jeigu kažką domins tokie detailingo pagrindai, tai šiaip tais galite pakomentuoti arba parašyti privačiai kažkur Instagram'e ar kažkur. Nesu profesionalas, toli gražu dar, net nekalbu apie profesionalų poliravimą, bet kainos taip pat nesikandžioja, o rezultatus galėsiu parodyti. Žmonės džiugina, laimingi klientai, tai va. Ir jeigu iš detailingo kažko norit, būtinai parašykit ir gal kažką ir susuksim. Tai va, keliamės turbūt į rytojų, į darbus į garažą. Sveiki visi, atsikelta turbūt prieš kokį pusvalandį gerą. Tai vat, matėt keletą kadrų iš Taurano, kokių dalykų pasidarėm per žiemą. Visą žiemą įsistovėjo, čia per pavasarį atsirado vairas naujas, tada atsirado nauja baliono sistema. Na va, ir pradėjo ruoštis dažymui. Tai vat, tokios tokelės. Ir tiek. O mes judam prie garažo tvarkymo, nes vakare atveža klientas mašiną. Nu, kaip matot, nebaisiai čia tvarkingas tas garažas. Reikia truputį apsitvarkyti. Tai nežinau, jaučiu paneisiu timelapsiuką. Tada, kad apsitvarkymo. Ok, garažas kaip ir tvarkingas, liko tik tai ratus ir buferį kažkur pasidėti, bet bent jau tuščias. Dulkės pravalytas šiek tiek minimaliai, čia po šveitimo darbų, tai tikrai nelabai išsivalysiu tą garažą, bet jo, galiu parodyti. Nu tai va, liko 2 ratai ir buferis. Na, čia plius minus jau tvarkingai viskas. Tai kadangi klientas atvaro mašiną vėlai vakare ir dirbsime per 2 dienas, turim padaryti mašiną maždaug max 3, tai dar kol kas įsivarysiu Tauraną dėl to, kad vis tiek per ragų skylės gali pribėgti vandens ir šiaip jisai dabar, kai išardytas, turi kiaurymių. Tai kad jeigu lietus netyčia pradėtų lyti, tai dar įvarysiu į garažą ir paskui vakare išsivarysiu ir uždengsiu kažkom lauke. O dabar beliko tada ratus kažkur permetu ir įvarau Tauraną. Ir tada apie Tauraną šiek tiek pakalbėsim, kokia veiksmų seka toliau bus.
žodžiu, tokios tokelės. Tauranas nuardytas, sparnų buferio nėra, galinio buferio nėra, rankenų nėra, savaime aišku, nu, žodžiu, daug dalykų. Ir jo, esmė ta, kad bagažinė tai turbūt keisis, nes turi tokių niuansėlių kaip rūdys čia, rūdys apačioj, nors sandėlys stovėjo visą žiemą ir atrodo galėjo nesurūdyti, nes toks sandėlys, nu, šaltas, bet jisai, besivėdinantis, bet ir vidinis kantas labai surūdijo. Tai turim nuardytą tauraną, ruošiamą dažymui. Reikia pasikeisti langų apiplovimo bakelį, nes jau ilgą laiką kiauras. Nemažai vietų prašveičiau, čia tai teko tvarkyti rūdis, nes aplink beveik visas ragų skylės buvo gerai aprūdyję. Dar čia iki galo net nelabai išsišveitė, reikės pasišveisti. Ypač šita vieta labai stipriai buvo surūdijus, tai teko ilgai šveisti. Sekantys žingsniai bus pjaunamas langas, dar čia reikia išsišveisti rūdis palei kantą. O kaip minėjau, galinė bagažinė keisis, tai turbūt nieko nepjaustysim langų. Biškį liūdnai atrodo. Bet kadangi biudžetas yra mažas, tai mažais žingsneliais ruošimės patys dažymui ir dažysim. Tai visa to priežastis, dėl ko aš nefilmavau viso šveitimo proceso taip toliau, nors Instagram'e tikrai skelbiau. Tai vienas dalykas, ne vieno veikiančio baterijų pakrovėjo ir niekaip neprisiruošiau nusipirkti. Ir labai didelė demotyvacija kažkaip filmuoti. Po biškį grįšim, atsigriebsim už metus be video, nes daugelis turbūt manė, kad jau YouTube'ės karjera baigta. Tai dabar stengsimės atsigriebti su kaupu. Dažniau bandysim kelt, yra veiklos, yra dalykų, yra darbų prie Selikos, yra darbų prie Taurano ir dar visgi turime ir roverį. Ten irgi yra šiokių tokių darbų, tai dar tokį galiu garažo turą lengva padaryti. Ir 3, 2, 1, bam! Nu, jos ne visos vienu metu įsijungia. Tai va, lediniai žibintai, dar pildysim į šitus tarpus dar ledinių žibintų, kad geresnis apšvietimas būtų, nes kol kas galiu dirbti be visiškai visų šitų lempų. Ir dar šitos, tik su šitais žibintais, tokia prieblanda gaunasi, kad labai jau patogu poliruoti. Ar čia palikom detalių Taurano, manau, nepatrukdys tas buferis, lempos ir taip toliau. Čia yra biudžetinis variantas poliravimo lempos, jinai šiaip pakankamai gerai rodo įbrėžimus, aišku, detaileriai mane pasmerks šiai dienai. Apie detailingo visus dalykus, manau, kokiam kitam video papasakosiu, kokią įrangą naudoju. Čia pasilikau kamputį garažo reikalam, kadangi išsikraušiu iš praeito garažo. Dangratas, įrankiai, taip toliau, suktukai, briklineris, visos chemijos. Tai vat. Ir čia dar dakruojau Taurano dalių. Čia turime daugiau detailingo reikalų, visokios chemijos, vanduo, šepetukai, kempinės, poliravimo padai, dar papildoma valymo chemija. Manau, dar tuo pačiu papasakosiu šiek tiek apie Taurano reikalus, ką aš čia pasidariau per pavasarį, nes labai trumpai parodžiau ir galim dar aptart biškį. Tai gal šiek tiek komplikuotas durų atsidarimas, bet pavyko. Tai vairas yra labai paprastas, kadangi multifunkcijos prieš tai nebuvo, o su visais laidynais taip toliau tingėjau žaisti. Plius multifunkcijos pats nenaudoju, nes man patogiau kažkaip su tokiu mageliu būt. Jo, tai šitas vairas buvo ir kedžiuose, ir polo, ir golfuose šeštuose. Gan populiarus paprastas vairas, bet jisai standartiškai atrodo labai negražiai. Tai teko padaryti šiek tiek modifikacijų ir jis atrodo man šiai minutiai labai tinkantis ir nerealiai čia Taurane. Kitoj patalpoje yra dar juodos Alcantara lubos, tai dėkui, paliksiu čia kažkur Instagram apačioj, kas man padarė tas lubas, kreipkitės, miestas Alytus, prieinamos kainos ir labai gera kokybė. Ok, dabar keliaukime iki baliono. Manau, gal per bagažinę bus patogiau parodyti. Va, čia tos pačios apkalbėtos rūdys. Ok, tai va, baliono tokią konfiguraciją pasirinkau. Seniau čia būdavo iškeltos grindys iš MDF padarytos, bet jos vienas dalykas patvarumas, tą MDF reikėjo paskiau jau keisti fanierą, ko dar, planavau šį sezoną, bet nusprendžiau iš viso balioną perkelti į viršų, nes kaip ir viskas buvo duobėj tik dėl tos priežasties, kad būtų galima įtiesti čiužinį ir kažkur pakempinti varyt, bet nusprendėm, kad palapinės yra labiau draugės dėka, nusprendėm, kad palapinės yra labiau vaibas, tai kadangi jau čia čiužinys nebūtinas, šalinam vieną vidurinę sėdynę ir dedam balioną. Atsinaujinau tuo pačiu ir kompresorių, Grins firmos, iš Numa Air Suspension nusipirkau. Kontaktai, ką
apačioj, aprašyme. Prieinama kaina, našesnis už mano buvusį kompresorių ir tikrai greičiau pumpuoja orą į mano receiverį. Receiveris išliko šiaip tas pats, kaip ir seniau, buvo juodas. Receiverį nudažėm raudona spalva pas Magic Powder, tai kontaktas irgi kažkur čia ant ekrano apačioj. Žema kaina, irgi galiu patvirtinti ir tikrai kokybė nenusivyliau ir labai patenkintas. Aišku, pasikeitėm dar ir jungtis, tarkim šitą vožtuvėlį, kompresoriaus įėjimą panaudojom tą patį, nes sunkoka gauti pagal tokį sriegį ir tokį diametrą, o iš kitos pusės ten išėjimai į pagalvę ir į slėgio daviklį palikom, tiksliau nepalikom, o irgi naujas jungtis įdėjom. Tai vat, Taurano projektas kaip ir toks įsibėgėjęs, bet galiu pasakyti paprastai, turbūt jau šį sezoną nebestartuosim, o grįšim stipresni kitą sezoną. Nauji ratai, nauja išvaizda ir nauji dalykai. Mažais žingsniais į priekį.